Sveiki, mėly klausytojai. Šiandien tai 5. žingsnių link tvarumo podcast'o epizodas, kuriame aptarsime, kaip mūsų kasdienė veikla prisideda prie anglies dvideginio išskyrimo, arba dar geriau jums žinoma kaip carbon footprint. Su jumis šiandien esu aš, Karolina, ir mano kolegė Armantė. Sveiki visi. Šiandienos temą pradėkime nuo klausimo. Ar žinojai, jog vidutinis pasaulio gyventojo paliekamas anglies pėdsakas siekia iki 4 tonų per metus? Šiandien vėdėliodama podcasto planą pabaigiau tušinuko rašalą ir lyg nieko išmečiau jį į šiukšliadėžę ir pasiėmiau naują. Tuo tarpu, jeigu būčiau žinojusi šiuos skaičius šiek tiek anksčiau, būčiau pasirinkusi rašyti pieštuku. Karolina, ar pagalvojai, jog net ir atsiskaitydama kortele nesi visiškai tvari? Bet ar tikrai, juk atrodo atsiskaitimas kortelė yra daug tvaresnė alternatyva nei grynieji? Taip ir yra, tačiau daug logiškiau pasirinkti variantą atsiskaityti kortelę esančią telefone. Tai taip išeina, kad, kaip sakė podcast'e, per metus žmogus palieka 4 tonas anglies dvideginio. Tai iki savo gyvenimo galo aš turėsiu kompensuoti 320 tonų. Būtent, tai čia yra daugiau negu 2 milijonai telefonų. Net ir prie tas traškučių pakelis yra pripildytas papildomų anglies dvidegį. Viso pokalbio metu sekėme, kokią anglies pėdsaką palikome kurdamos šį epizodą. Ir raginame savo veiklą sekti ir jums. Nes remiantis statistiniais duomenimis, kad temperatūra nepakiltų 2 laipsniais Celsijaus, kiekvienas turėtume sumažinti savo anglies pėdsaką iki 2 tonų. O dabar dedame dar vieną žingsnį link tvarumo su mūsų pašnekove Kauno technologijos universiteto studente Austėja. Sveiki, labai smagu, kad pakvietėt ir nekantrauju pasidalinti savo įžvalgomis apie tvarumą. O kas tave paskatino keisti įpročius? Nuo ko prasidėjo tavo tvarumo kelionė? Tai tikriausiai mano kelionė link tvarumo prasidėjo nuo tokio gana drastiško veiksmo automobilį pakeisti dviračiu. Taip pat prisimenu, kad pirmame kurse studijuodama dažnai spausdindavausi būtent paskaitų skaidres ant popieriaus, kurias paprasčiausiai vėliau tekdavo išmesti. Tai šitą įprotį stengiuosi dabar pakeisti elektroniniais užrašais, kuriuos galima daug kartų pernaudoti. Dar vienas iš įpročių, kuriuos taip pat stengiuosi pakeisti, būtų vienkartinių plastikinių maišelių naudojimas. Tai šiuo metu tiesiog visus daiktus stengiuosi susidėti į daugkartinį medžiaginį maišelį. Galbūt turi patarimų mūsų visiems klausytojams, kurie nedrįsta žengti pirmojo žingsnio. Galbūt svarbiausia būtų tiesiog pradėti veikti ir kažką daryti, o ne tik mąstyti. Ačiū, kad buvote čia ir iki kito epizodo pagalvokite, kokį anglies dvideginio pėdsaką paliekate jūs.